Tuoktuvių metu, kol nebuvo atnaujintos apeigos katalikų bažnyčioje, žiedą maudavo pats kunigas ant dešinės rankos abiems sutuoktiniams. Dabar tai daro patys sutuoktiniai. Kodėl Lietuvoje vestuvių žiedas maunamas būtent ant dešinės rankos, klausime pašnekovo. Ankstyviai krikščioniški šaltiniai, kai jau pradeda minėti, tai ir minė, paskui jau, kad dedam ant dešinės rankos bevardžio piršto, ir dabartiniai peigynai tą nurodo, bet kada tikrai sakysim, tą paprotį jau paveldėjom, perėmėm, tai turbūt greičiausiai natūraliai, kadangi tai galiojo pagonių tarpe, įtikėjusieji, sakysim, bažnyčios nariai paskui susituokdami, darydami tą priesaiką vyskupo akivaizdoje, reiškia jie paskui turbūt tą ženklą ir naudodavo. Išskiriamos 3 vestuvinio žiedo nešiojimo tradicijos. Plačiausiai visame pasaulyje jis mūvimas ant kairės ar ant dešinės rankos bevardžio piršto. Žydų tradicija, kai žiedas nešiojamas ant dešinės rankos rodomojo piršto. Dešinė ranka daugelėje kraštų laikoma pranašesnė už kairėje. Ant kairės rankos tuoktuvių žiedą maunasi graikiškosios tradicijos besilaikančios šalis. Mat mano, kad kairės rankos pirštas anatomiškai yra susietas su širdimi. Ant kairės rankos bevardžio piršto žiedus mūvi tiek italai, tiek prancūzai, britai, amerikiečiai, meksikiečiai, brazilai. Tai yra gana daug šalių, kur būtent ta išlaikoma ta sena tradicija, jau niekas negalvoja, kad ten jau su širdim susieta. Pašnekovai tvirtina, kad tradicija mūvėti tuoktuvių žiedą ant dešinės rankos bevardžio piršto ne sovietinių laikų palikimas. Tai mūsų protėvių papročiai, vėliau pritaikyti bažnytinėse apeigose ir išlikę iki šių dienų. Žiūriu lotyniško apeigyno. Jis galioja visuotiniai bažnyčiai visam pasaulyje. Galbūt kai kuriuose kraštuose gali būti po Antro Vatikano leidžia inkultūruoti. Ir jeigu tai kultūrai, pavyzdžiui, nuo senų laikų kažkodėl, tai būtent tai kultūrai yra būdinga ant kairės rankos, vyskupų konferencija Apaštalo sostui leidus gali patvirtinti tokį paprotį, galiojantį būtent tik tam kraštui. Visuotiniai bažnyčiai yra kitas paprotys, bet tam kraštui gali būti toksai, nes, pavyzdžiui, tarkim, mums lietuviams džiaugsmo spalva balta, gedulo juoda. Indams atvirkščiai, jiems gedulo yra balta, džiaugsmo juoda, reiškia. Tai yra įvairių papročių. Ir dabar po Antro Vatikano leidžia tam tikrą inkultūraciją, prisitaikyti prie tų vietinių papročių, kad tas ženklas kalbėtų tos kultūros žmogui. Vieni savo amžinosios meilės simbolį nešioja arčiau širdies, kiti ant gerosios dešinės rankos. Treti tai žvelgia pragmatiškiau ir žiedą mūvi ant tos rankos, ant kurios jiems patogu. Bet pašnekovai ragina išsaugoti savo senąsias tradicijas ir nepasiduoti momentiniams kultūrų mados nuotaikai.